Kepės aš gero žinai smūta. Kas čia toj trobelė vyks? Tuo trobelė vyksta visų pirma arbatas, karštuos, paskiau susipažinti, bet žinokit, arbatas gausit tik tokiu atveju, jeigu pasakysit, nors tai nučiūrė. Čia buvo tarptautinis projektas LATLIT pasienio, tai su Pušyno reabilitacijos ligoninė ir su psichiatrijos ligoninė Liepojoj. Labai laimingi mes buvom pas latvius penktadienį atidarėme. Kuo mes norim pasidžiaugti iš tikrųjų, kad mes į savo visas veiklas įtraukiam mokslą. Tai yra Klaipėdos universitetą. Klaipėdos universiteto mokslininkai mums labai daug padeda, duoda idėjų. Ir mes buvom visą laiką pirmaujantis ir iš mūsų iš tikrųjų mokosi Latvijos universiteto. Tai va, kaip daryti lietuviai, atneša idėjas. Tai pavasarį pradėsim auginti žoleles, tai turi įsitraukti veiklas, turi vaikai išmokti dirbti ir manau jau rudenį turėsim pirmą derlių. Ir, pavyzdžiui, džiovinti, ar ne, reikia ir laiko, reikia kantrybės mokysis, ar ne? Lakis, kosulio slėptuvė duriesi. Jaučiuos kaip gamtoj.